Viktorija, biškai lietų kylam. Kaip? Biškai lietų Biškai kylam. labai mėgdavo iš kaip. Mes Turkija. Мы в Киргизии в каком месте? Бишкек. Бишкек. Да. Ну и нам здесь нравится. Каждый говорит по-русски, все друзья. Не знаю, вот это приехал, я встретил здесь в аэропорте, секунду там отдыхали. Mes važiuojam greitkeliu ant 50, turbūt nesirodo žmogus nuotraukų. Я здесь положил. А почему положили? Мне друг приезжал. Čia ne Turkija. Pagyvenusi močiutė įsileido į savo namus savo seniai suaugusius vaikus su antromis pusėmis. O šie, šiuolaikiškai gyvendami, jie turi daugybę elektrą ryjančių prietaisų, jie nesusitarė, kuris kiek turėtų mokėti už savo suvartotą elektros energiją. Ir tie jų pasiaiškinimai, kiek kuris skolingas elektros tinklams, nevyksta taip mandagiai, kaip tarkim Seime. Jie aiškinasi taip, lyg jau patys būtų gavę elektros. Gerai, kiek reikia 100? Tu čia moki tiek pat, kaip mes mokėjom už parą. Druskininkose padaryti iš dviejų. Varyk iš čia, Slavka. Arba tu užsičiaupi, arba, blėt, tyli. Tavo dvi galimybės. Man aiškini, blėt. Žinok, man taip poko, aš galiu pasimti savo supistus daiktus ir išvaryti, ir, blėt, 2 savaitės. Juliau, gali pertis šitam žmogui. Gali apsišit, blėt. Hitmena pasirinkt. Bajobas. Pertisk šitam, kad užsičiaupi. Pavaduoto pertisk, kad nerėštų man čia jau užsičiaupi. Bajobas, blėt. Taigi, Slavo, kame problema? Tu pasakyk per Ar galime susilaikyti nuo slaviškų keiksmų, kuriuos čia visi Ne, tiesiog, na, Užsičiaupi gerai. čia viską galima buvo taip sutarti lengvai, kad aš Tai nežinau. gerai, sutarėm, kame problema, kas buvo? Nu, tai viskas gerai, tik aš tau daviau, kad sumokėtume ten, tai moka. Tu čia, blėt, sklaidais, Čia tu, debilas, blėt, nesupranti. rėkauji, kurva. Užsičiaupi. Užsikišk. Ten gerai. Kas $20, blėt, nedavė. Tau daviau 108 ir surinkau. Kur yra tavo likusi? Negaliu šitas urodas blaško, blėt. Ko tau reikia signalu? Slavka, komentarą į kamerą. Neturiu žodžių, žinok, čia yra O tai nesąmonė. kas buvo, tu pasakyk, dėl ko jūs taip susipyko? Čia yra Dėl to, grinai kad dėl rėkauja valandų, kažkoks čia yra valandom kaimynas. viskas. Tai o kas yra blogai, kad mes valandoms mokam, mes permokam už tą viešbutį? Tai čiūriu, kad
Хорошо, Не бросайте, семечки не щелкайте. Да ми Такие заберемося. бомжи. Мы из цивилизованной, блядь, Европы. Pavyzdžiui, apie tau jolką paterpęs. Tu nejauti, kad visus tu čia užpisi. Visus užpisi savo reikalų. Susikoncentruoti reikia. Aš negaliu mane blaško. eina į Tas 20 nesidavė. Taip visi davė, taip surinkau. Kur liko? Andriau ir pradėjo komentaru. Esame Kirgizijoje, kaupėsi audra, pavalgėm labai skaniai užsieniečių viešbutyje, poliglotė, Sandra. Labai gera buvo naktis viešbutė, pagaliau normalus viešbutis, kaip Palangoje už 20 litų pas bobų. Mes pramėgavom, atėm paskutiniai. Bet mes turim savo tualetą ir vonę, tai yra nuostabu. Kirgizija. Ką jinai pasakė? Juliau, kur mes atėjom? Turku. Baseiną. Bet ten kalnai matosi. Aš galiu pasakyti apie šios kelionės ypatumus. Taksi būtų kainavę 2 litai vienam žmogui, bet mes sugalvojome eiti per visus naujanus, kad sutaupyti pinigų. Dabar mes pasiklydom. Policininkas mūsų nekenčia, bet mes sutaupėm. Pravalgiam po 5 litų, sutaupėm 2 litus. Sun City. Einam į baseiną. Čia vandens parkas. Nu dar geriau. Simas ir slapto gėrį. Nu, dėl maudynių tai neverta buvo mokėti 30 litų, bet pasimaudėm, išdžiūnam, o šiaip geras. Šortus, kurie išdaros ir jie suges nuo to chloro, nes... Taip, Juliau. Dabar mes tą tokį manevrą su liežuviu padarom. Išlaižė, įspizio, kad iki samarinės. O, ir slava. Mes esam parduotuviai Kalnų. Andrius sakė, neįdomu, bet pasižiūrėsim montaže. Ar įdomu, Ar kalnų mes parduotuvė? Kalnų. Mes esam Užsiperkam kalnuose. dabar ežerui 2 parom. Tai prisipirkom bambalių. Galim pafilmuoti, kaip čia nieko nėra. Ir prezervatyvų, net. Va, ir filmuoju. Nėra prezervatyvų, o iš burnos čiū taip smirda, kad net baisu, kad perės per stiklą. Ai, va, rašosi. Rašas. Gerai, nejūdė. Taigi, nuostabėjo kelionė į kalnus ir atvykome į, reiškia, dar vieną kalvarkę, išvažiavom iš Naujininkų, atvykom į kalvarkę. Tai aš keičia padangą ir čia mes sėdim, kiek mes sėdim? Dabar atsisukiu juos, kai aš sėdim. Kiek mes sėdim? 2-3 valandas. Čias, kaip sako vietiniai, čias. Tai va. Dabar laukiame, kol autoservise pataisys mūsų automobilį, nes negalime niekur važiuoti. Parodė, ką čia turi rankų. Išgeriam truputį.
pašikti. Justinas Bieberis šiko tiesiog laukia. Ir kaip? Gal geriau negu šitam Ne, dabar tikrai gerai, bet kiek mes jiem ir Simas laukia rašiko ir jisai dar vis tipo, liau! Žinai kaip lieva, nu tipo sakau, tuoj, nu. Palauk, dabar. Liau! Tai ko dar neragavai? Va čia yra atradimas. Tikrai skanu kefyras, bet labai rūgštus, ant karštos bulvės. Gelginu, blet, skanu. Ir dar liko paškėti. Sandra, va, kaip tikra Delfi reporterė, jinai... Fū, kaip svirda. Per barzdą varvėtų. O? Bet vis tiek toks džekesas biškė, ne? Aš net negėriu. Einam autoserviso darbuotojų paklausti, kada pataisys mūsų automobilį, nes mes negalim važiuoti ir tamsoj važiuosim prie ežero. Извиняюсь, а когда будет наш автомобиль? Вот этот. 20 минут. 20 минут еще? Ну, 20 или час? 20, хорошо. А когда мы будем вместе, ну, на месте? Через 2 часа тоже. 2 часа? Да, если мы сейчас. А будет еще, ну, день или ночь? Ну, потому что надо будет эти, ну, ставить нам, где спать. День будет. Хорошо тогда. Tai va, turim dar 20 minučių, einam toliau papramogaut pro Disneylandą. Panašu, kad gali miegoti ir čia. Порезал, да? Stacija tokia, bet, supranti, vienas ratas sprogo, dabar kitas, supranti, sprūsta. Yra šalta. Manau, kad Besoko. buvo techniškai net. Bet palapinant, kaip ten ta daina, šiąnakt guldysim galvas. Guldysim galvas. Pirkti naują padangą žmogui. Stresas. Simas, kai tikrai sakė lys. Davai dar plaučių uždėkim. Žinai, greitai visi susirengiam aprangas, kad nesušaltumėm. Simas lieka, aišku. Tai va, tai visi jau pasiruošę ir važiuosim dabar prie ežero. Pataisys ratą. Aš pašikau ten kalbas. Taip suprantu. Žaisivo 5 minutės ir jau inventorius visas jaučiasi, jau nusimyštų už kalną, taip ir taip jėga, žinai. Na, Slavka, kaip? Išsimišau laimingas dar pašikčiau. Kartu su kepurė. Šitas gyvulys gali lipti iki 6,5 km aukščio. Tibetas. Va tenkin. Jo, mano čiuvicas neįkainuojamas dabar čia yra. Kas vyksta? Baisu, mes esam vidury niekur.
Nes jie turi labai daug gyvulių. Vienas Tiesiog. kainuoja porą štukų. Tu į kamerą, aš tik... Bet tai kiek valandų ir šiaip kodėl mes dar Aš nežinau, nemiegam? yra naktis ir mes esam visiškai neaišku, kur gali pafilmuoti Dažniausiai yra niekur. klajokliai gyvena. Kodėl nenori komentuoti? Aš biškiu miegu. Kas vakar buvo? Vakar visą dieną važiavom iki ežero ir pagaliau naktį atvažiavom Kolių ežerą. Tarp jurtų pasistatėm, kaip ryte paaiškėjo, kad neryte jau vakar paaiškėjo, kad ant šūdų, tai yra mėšlo gyvūnų, o šiandien paaiškėjo ryte, kad čia tiesiog ruožas, į kurį pataikė. O naktį puolė jakai? Puolė, man atrodo, kad tikrai puolė, krenta vienas jakas jau ant palapinės, mes mirštam ir dar atbėga šunų vejama banda. Vat šitas žmogus irgi dabar, kadangi yra vartas. Tiek žinių. Saulė. Gal galėjot pjautos dešros dirbti? Nu tai vyrai, lipsit ar ne? Nu, filmuoju. Pirmas rytas 3 kilometrų aukštyje. Ir dabar mes atsikėlėm ir žiūrime prie nuostabaus ežero ir žiūrime gyvūnėlius. Asilai, filmavaisi kada nors? Eisime į jurtą, tu ateina moteris, mus įleis ir tada bus labai smagu pasižiūrėti, kaip atrodo. Moteris atrodo nelabai laiminga, bet... Так что здесь бывает только для гостей здесь? Диeve, mano žukas. Ką pasakyk, ką čia geri? Nu, tikrai ne šampaną. Kumisa. O kumisas yra arklio pienas. Kvapas visai geras. Kaip karvės? Rūgštus, ble. O tai gal jį reiks suplakti? Toks paragauti. Davai suplakti. Aš irgi negaliu. Suplaksim, suplakti. Josim dabar ant arklio, niekas nemoka. Bet, kaip matai, vat jau su arkliais susidraugavo kai kurie mūsų draugai. Tikiuosi, nieks nenukris ir neužsimuš. Šiaip zaibys. Sudėtinga yra filmuoti, bet štai kaubojai. Yra problemų. Arkliai neklauso. Čia, pažiūrim, kaip manęs arklys klauso. Čia, čia, čia. Murna, tu nesūkuk, taigi jie supranta. Čia kaip ir ant vaiko, tu nerėk ant jo. Durnelių karavanas eina bus ir dar vieną durnelį. Man arklys
Jis alkanas ir neklauso. Arba ir buvo, tai paėmė ir eina. Geras arklys, malčik, čio. Printas Jonas. Gavau mažiausią arklį, kuris labai daug bezda ir šikdamas apsišika uodegą ir visą kitą. Tai ne visai kaubojus ir ne visai Kuprodos kalnas, bet juokėsi iš manęs. Kažkoks keistas. Jo. Ar padės? Oi. Skanu, jam patiko. Neblogas šiaip, toksai labai... Nu dar antrą tada. Koks labai? Jeigu jau labai neblogas. Toks specifinis ir aštrus kolis. Davai. Bet jo, ką normalų. Negalvok apie arklius tik tai. Man tai kaip sūris rūkytas. Einu erzint kalakutų. Čia tik sriuba bus antras. Audriu, nenerimauk. Bet sakė, kad gausim sriubos. Čia varbatai, ten yra jų podeliai. Čia arbatai. Tai ir ten amplis. Marina, skanu. Aš manau, kad čia ta sriuba ir bus už tą 17 litrų. Geras. Eik tu savo. Jam kasiliukų iš kančio tau atnešė. Sustingo. Alkašė tu. Ko tu tą asilą čia niurkini? Pažiūrėk, kodėl jis nebevaldo. Eik Slavka, pajok ir tu. Nenori purvint kelių, šis nirda tą asilą. Sakyk, čia ir mušk. Ir šik. Čia. Paleikšti. Numes gal tada įsipaėjai. Čia. Nu taigi mušk, kad jį, ne? Nu biškį reikia. Kaip tu jautiesi? Šutinai, nu kaip nuo socialus, nu. Dabar tai juokas, nu. Ta prasme, 3 dienas vaikštai su tais pačiais rūbais. Miegojau patalinį, kur tikrai miegojo ir japonas, ir kinietis, ir lenkas, ir rusas. Aš galėjau nueiti prieš šitas namų į kalvarkį, ten ir savo įsiprašyti. I am a man of constant sorrow. I've seen trouble all my days. I bid farewell to old Kentucky, the place where I was born and raised, the place where Nereikia nieko sakyti, viskas matosi vaizdelė, kad reikia susigrąžinti organizmą į normalią padėtį prieš kalnus. Liko 2 dienos, tai aš šiandien ir pradėsiu. on earth I found. For in this world I'm bound. Atvažiavom prie ežero, bet 2 valandas aš jau šikt noriu. Ir labai karšta ir dabar reiks eit pašikt. Andrai protrukis, filmuokit.
Tėve, mes tavus dabar deportuoja į dešrų fabriką. 2 paras jau važiuoja link Londono. Visi sušutę su kaitė. Dabar veda išsimaudyt. Ačiū tau, Simai. Kokio dydžio ežeras? Nieko nežinau, bet svarbiausia, kad yra alėja meilė padaryta. Gal ledų nusikurortas? Gal galim, kai čia vaikai nekimarė? Einam, šokam ir važiuojas. Nors Simas su kambaliu kaip alkoholis. Tai yra. Fotoateljė. Visus susodino, taisyklingai. Puodus pasiėmė. Только я вас вот так засниму, ладно? Хорошо. Только не моргайте, не шевелитесь. Спокойно улыбайтесь. Andriau, kas vyksta? Nieko, žiūrim, kaip veidai išėjo fotosesijai. Žodžiu, turi tikti visiems 10 žmonių. Taip, taip, ir visi. Andrius kaip prigėręs. Nusipirkau kepurę, dėl kurios labai džiaugiuosi. Kirgiziška pilna. Išrinko iš 4 fotografijų, kur 3 aš atrodžiau gražiai, šioj aš atrodžiau baisiausiai ir fotografas ją ir išrinko. Bet mes patenkinti efektu. Вы скажите, чтобы она тоже вот так сильно... Marina! Neišeinate. Dabar suks, stipriai. A, aš į kitą turi ką nors. Vis dėlto nenoriu. Suks stipriai, Marina. Juliau daiktus tik tais. Gerai, kad tavo... Koks vyksta dėlas? Nu, bandom į Žiguliuką šešiesiai įsėsti, kad nuvežtų iki Arklių. Bandom kartuoti Kirgizijos pasiekimą, bet man atrodo... Gruzijos. Gruzijos. Nu, sunkiai. Vargu ar šitas vežėčias mus veš. Julius, šlysk. Julius net bijo išlys ir pajudėti, nes sulūš mašina. Visiškai negali. Filmuok dėdę. Dabar visi sėdi kambarį ir laukia, kol ateis vadas ir pasakys kainą. Gerai, tai iškart prie sumosimai. Mes jau viską papasakom, už ką ir kaip suma nesakė. 100. Kas 100? $. Už ką čia? Žarkai. Aš tai nebesimetu ant maisto, aš galėsiu badauti, nes tiesiog neturiu tiek. Tai už ką mes po to gyvensim? Tai jį baigėsi kelionė iškart po to, nors jis nesuvokė. 2 dienas. Let ko tu nerėk ir neįsterikuok, tau 5000 yra $100. Tai mažiname įmonės ir viskas. Nieko mes nemažinam ir nekalbėjom. Tai va, paskutinis pusvalandis prieš miegą, vietoj romantiško tylaus pokalbio, tai vadinam kambarį, nes kažkas padegė šiukšlės, ką čia dažnai daro ir smirda tiesiog degančių konteinerių, guma ir dar kažkur. Taip smirda, kad neįmanoma būti kambarį. Rytoj keliamės 7, Lietuvos laiką 4 ir einam į kalnus. Stanlio Kubriko filmas
Pagrindinius vaidmenis atlieka Jackas Nicholsonas ir Shelley Duvall. Švytėjimas. Nu ką, kalnų veikėja? Nu nieko, ruošiamės į turistinį žygį po nacionalinį parką. Pasivaikščiojau. Pasivaikščiau stačiai 4 valandas ir 2 valandas žemyn. Ne, jūs nesupratot, mums vairuotojas sakė, kad čia 8 valandas kyla, 8 valandų maršrutas profesionalams, tai mums 10-12. Kur tikrai prožikus pasiimkit tada? Kokių čia Tai aš sakau, pasiimkit prožikus. Taigi taip. Taigi netikėkim Simon. Ne, tai šitas vyras sakė 6-4 į priekį. Bet jeigu jisai tenai pasiklydo, Ne vieną kartą sakė. Tamsoj. Bet kai kurie užbėga per 3-4, tai supras, kad mes per tiek tikrai neužbėgsim. tai jeigu neužlipsim, tai matysim, kad Užlipsim, nu nereikia čia. Nu ką čia? Lėtesnė atsilieka. Nu kaip noriu suduot per šikną, nu. Reikėjo plačiau. Siaubas ir užgožė. Gera pradžia. Gera pradžia. Ir audrų irgi per šikną, kai varo. Ką normaliai, užgožė mažiau. Ežeras tai ten. Kas atsitiko? O čia Žaibuojam. kur pasislėp. Makedonijoje bėgam čia dabar, tai nelabai kur tiek turim. Po akmenim nebe, nežinau, vajuolą kaip kiški. Arba ten prie eglių. Nes tai gerai po medžiu. O geriau ant kalnų? Sprendimas yra? Laukiam biškį. Kruša. Reikia slėptis ir slepiamės po akmenim. Reikia rengti šiltai. Viso. viskas gerai, nusileisim, teisingai sprendžiam. Galit pasisirinkti. Geriausias, daugiausiai pirkęs žmogus daiktų į kalnus. Kas atsitiko? Vyko viskas, kas galėjo. Striukė peršlapo, batas išsižiojo. Parodyk. Po kiek valandų? Kelias valandas. Nu, jam čia pizdaris. Su šortai šalta tenka maudinkas dar dėtis. Matyt, dėl to tas vokietis ir atidavė į skuduryną. Taip, tai dėl ko atiduoda, patus ištrukės skudurynus. Kas bus kitą kartą? Apsipirksi geriau tikriausiai? Pirksiu jau dar brangiau viską. Šį kartą kainavo 1000 su viršum, kitą kartą bus jau daugiau. Pasiklydom, pametėm taką. Ką dabar darysim? Manau, kad eisim palei upę ir bandysim ieškoti. Bandysim. Ką apie tai manau? Audrius ką man? Oi, aš tai nieko nežinau. Bet smagu, man patinka. O tu baigs vieną kartą. Nu, jeigu trenks kas nors galvą į akmenį, tai iki to laiko. Peršlapo kiaurai batai. Sportbačiai kalbu.
Birutė. Aš tik garuoju asmeniškai. Jolanta. Čia tai per šakas. Per šakas. Vat būtent, kas, bibys per šakas. Viskas kol kas gerai, bet neaišku, kaip bus, kai grįšim, kai viskas šlapia. Dar neaišku, ar grįšim. Dar neaišku, ar grįšim. Žodžiu, oras yra toks. Andrius, Viktorija, ateikit po medžiu. Štai, klajūnai parėjo namo. Prašom pamojuot. Ranka nekyla. Dar vienas klajūnas, visi randa jau savo kelią. Štai taip. Jau nereikia vaizdu. O, vos neparkrito. Ir suvaidino, kad bėga. Jolanta. O, kaipgi? Nu, pagaliau grįžtam namo. O kaipgi tau? Andriu, Viktorija. Komentarą. Aš gal nusileidžiam. Nu kokį komentarą? Nu, blėt, pasiklydom. Nu ką dar galima komentuoti? Bet jau grįžtam liktai. Grįžtam, bet principą pasiklydom. Štai čia gyvenam. Štai mūsų taboras. O, tai jūsų jūtas mūsų. Vargšė sužadėtinė. O grindys, supranti, yra... Viktorija bent pės ženklą. Užlietų. Kaip jie nukelia tą liuką? Va, gerai. Va, rūbai, čia virvė pasiteisino Andriaus. Kur pagalys liukui? Ir vaizdas pro... Varyk. Vaizdas pro langą. Vienintelis malonumas dabar susisukti tą boką. Čia yra dabar visokių nuomonių išsiskirimų, nori arkliai skirtis ir taip toliau. Čia tai žinau, viskas puiku. Birutė, kokios tavo mintis apie artėjančias dienas? Aš galvoju, kad šiandien buvo tik gėlytės. Mūsų blogiausia dar laukia mus. Taip, mes tą irgi suprantam. 4000 litų kelionė kainavo, štai kur mes šiksim. Ir čia yra patogiausia, kas bus per 5 dienas. Jo, mes ir turim ir stogą virš galvos. Ten nieko nėra. Ne. Štai. Pafilmuoti ir giliau. Liuksusas. Liuks. Varyk. Į ranką, ne žingsneliais, nes žingsneliais niekada nematai kaip pyti. Va čia įsipyli pusę šaukštelio, ką tik. Arbatinę. Čia yra pusė, va, žiūrėk, kaip šitas šaukštelis. Čia yra ne arbatinis. Nu tai Marina, čia mes galima nelikti, eiti prie ežero. Pagalvok vėl eiti, vėl šlapi rūbai, batai, Julius suplyšę, su izolkės klijuoti. Mano drėgni viskas, hujova. Bet Sandra, tu žinojai, kur važiuoji? Taip. Birutė. Sandra, mes susisakėm, tu niekas nežinau, kad bus taip blogai, ta prasme. Ne, Garočią pajudam ir bus gerai. Nenoriu išsilikti, man čia išlikštis. Kitur bus dar šlikščiau, arba tvarkykis galvą, Sandra, arba lik čia, jeigu nenori būti šlapia, arba lik čia. Nu, su mane rėkum, čia labai daug nepatogumų, nu, Sandrai šokas, viskas normalu. Visiems yra šokas, čia yra pista, čia yra žmonės 25 metus keliaujantis po kalnus. Nu, nenoriu viena likti, su mane rėkum. Nenoriu su jais likti. Aš tai nenoriu, kad eitum su mumis, net vapšėti. Tu lik čia ir viskas. Mažiau visiems bus problemų ir tau mažiau bus problemų. Susimai, aš neliksiu viena. Nusileisi švis prie ežero ir viskas. Ką? Nesupari. Есть только 2 здесь коня и вот 1 там. Можете сказать, что есть только 2 коня, которые может нести вещи, а 3 просто без вещи? Sandra, tu gali palaukti. Sandra, nu baig taip naglai neiki. 1, 2, 3, arkliai! Sandra, eik iš kadro, nes tu lieki. Пока, друзья! Būkit natūraliai. Išprotės, ponai.
Vladislavai. Jėgos? Ir nevadink manęs, kad mane žinok nebuvo. Gerai. Ką mes radom? Stovyklą. Bus pasislėpti, va tenai. Diena buvo nuostabi. Jokio lietaus žadėto. Jokios panikos. Saulė šviečia. Mes esame štai tokiame nuostabaus kalno fone. Oi, buvo labai puiku, gaila šiek tiek, kad per vėlai išėjom, bet manau pačiu laiku atėjom. Ir va. Man tai buvo žiauriai sunku, žiauriai sunku. Vieną akimirką galvojau apsiverksiu, bet nesupratau tą akimirką ar iš sunkumo, ar iš gražumo. Bet kai užlipau į viršūnę, tiksliau Audrius mane tiesiog užstūmė ją, tai tada aš supratau, kad tai visa atperka. Dangus buvo žydras, upelis tekėjo, o mes ėjom kupini džiaugsmų. Priėjom mes tą gražią perėją, kuri užknisa dar einant, vat draugai pavydėkit mums jų. Ką veiki, Viktorija? Lipu į krioklį. Sandra? Grožiuosi paparčiais. Tikros atostogos. Ar nufilmavai kalną? Tai jas praeikit. Ir šitie pokalbiai jūsų visą laiką iškalbą. Tiesiog dar kartą pasitvirtinot, kad nereikėjo eiti į kalnus, nes vienas batas, kuris su momentu suklijuotas dar laiko, tačiau kitas jau sako, Палау, где? Ну так, вы еще в лагерь идете. Да, и это недалеко уже. Было им говорить... Svajonių vyras man suklijavo batą. Kągi, artėja buliai. Viktorija, ką mes čia repetuosim? Repetuojam, jeigu puls garsiai nesipuls bulius, tada jau repetuojam, ką daryti visi eilę ir va taip daryti. Bet man atrodo, mes visi... Gerai, bulius. Spėjom, kad jau nebedaug iki ežero liko. Garsiau čiagi. Kalnų erelis! Bet biški galva apsu. Nu va. Kiek užlipom? Ežeras jau netoli. Matyti ežerą surasti ne taip paprasta. Ir vis tik mes ežerą radom. Nubėk prie Vylio. Čia man atrodo bulių mižalai. Smirda? Čia aš dabar bandau parodyti mastelius esamos vieną. Čia kokio dydžio yra šitie kalnai. Mūsų draugai rusai mums pasakė, kad už kalno bus ežeras. Mes ėjom, o to ežero vis nėra. O vis dėlto buvo kaltas mūsų nepastabumas. Štai jis.
Kaip pavojinga. Čia visi tikina, kad aš mirsiu, nors mes apačioje geriam lygiai tą patį vandenį su dar daugiau šaltinių. Nu tai ką? Galbūt tai paskutinis mano interviu. Ir mes beveik nusileidom, matome savo namus, dabar eisime Vytintos dešros ragauti ir viskio taurės. Po 5 valandų žygio, nuostabus oras, viskas, Vytinta dešra, šprotai ir tiesiog čilas. Čilas. Gal iš to ir gerim iš tikrųjų čia Lai. Praleidžia. Bet gal pagalvos, kad nori, kad pavežtų ir nuvežti, kad tas tada nepavyks. Jūs jį tik praleiskit. Bet aš taip ir džipuose jau kračiausi. Ne, tai šitą mažiau kratysiu. Bet taip, čia reikia vakar filmuoti ekskursijos vykdą. Nu. Dabar visi išėjo. Dešinės dar valgys visi. Tai gal iškart. Jo. Dabar kelsimės arkliais per upę. Nes jie net balnų neturi, man Tai baigi šalas. Palaikytas sandras veikia. Vis dar nebaisu. Oi. Simai, kokia bus rytoj diena? Pati sunkiausia. Fine. Rytoj bus dar sunkesnis kalnas negu vakar. Ir aš asmeniškai labai bijau. Matytus kalną. Kad tik ne. Tai Juliau, kas čia per bomžo batai? Kokia situacija? Porą valandų ėjimo krioklys. Kalnus užtikome retą reiškinį. Kalnų karvę chameleoną.
va gavo Simo dvasią, žada moteris palikti ir su broliu eiti prie perėjos ten, kur šlaitai. Taip va. Pradėjo lyt ir nebėra laiko. Tai vat atėjom iki čia. Čia tas ledynas. Ir ką mes čia turim? Ta pati bybė. Tik čia. Andriau. Kodėl tu kai pradedi keiktis kalnuose, pradeda lyt, o kai pradeda lyt, tu pradedi panikuot. Nu, nes nepatinka bus šlapiam. Tai nesikeik ant kalnų. Gerai, atsiprašau. Viskas, grįžtamas mergas. Dai. Kągi, baigėsi trečioji, taip. Trekingo, mountaineeringo diena. Kiek šiandien ėjom? 7 valandas. 7 valandas. Ir rytoj ketiname eiti prie ežero, nes lygtai nusimato geras oras. Tik yra nedidelė problema. Batai. Štai. Galima pažiūrėti, kaip nusiema pagrindinė batų dalis padas. Virvės. Pravertė. Neaišku kad. Tai praktiškai eisi su kojinėm. Nu, praktiškai. Puiku. Puiku. Žodžiu, atsivežėm plonus kilimėlius, bet dabar spėkite, ar galima ant plonų kilimėlių gultis štai taip. Atsitrauk ir tada paaiškinim, kas čia įvyko. O štaigi, mes gavome nemokamai po čiužinį į palapinę. Ir naktį prieš kalnus mes nešalsim, išsimiegosim minkštai. Bet kai šokau, kiek dulkių išėjo. Nori lipti kalną? Ne. O tu? Ne. Tai va. Būtų gerai lipti, kol nepradėjo snigti. Būtų gerai lipti, kol nepradėjo snigti. Slava. Mano veidas viską pasako. Jolanta. Puikiai, tik biškai baisu. Audriau. Oi, antra perėjau beveik baigta. Kaip ir nieko daugiau nebeliko. Ir neišstumk manęs, prašau. Stovičias 3:20. O tai laikrodis pradėjo veikti? Ne, aš turiu telefoną. Puikiai, ką tik užlipome aukščiausią mūsų tašką. Kiek kilometrų? 4 kilometrai. Man net nebuvo sunku, taip kaip pirmą dieną. Taip. Ir viršėm lūkesčius 15 minučių. Slava, kaip tu jautiesi? Kaip patvarkytas 5 žmonių. Ir kurie po to mane dar suspardė po viską. O tu, Simai? Ir dar pažemino morališkai. Labai gerai. Ir fiziškai. Labai gerai. Aš tai irgi jaučiuosi labai gerai. Bet čia yra antena, man atrodo, ryšys bus. Po kiek čia žmonių?
negali. Gal lipam į tą kalną naktiniam žygiui? Galim. Čia 15 Taip. minučių. Šiandien buvo pasiūlyta lipti į kalną rytoj. Vietoj to, kad eiti į terminės pirtis, lipti į kalną. Iki pirčių, man atrodo. Ne į dar čia- kalną, o eiti per perėją. Turbūt. Slava ar laimingas? Žiauriai. Kaip žuvis vandenyje. Tai kągi, beveik 7 valandos ryto, gaminamas naujas batas, paskutiniai dienai kopti į ežerą. Skočių tupyk. Taip, skočių tupyk. Basutė yra tvirtinama basutė vietoj pado. Štai tokia technologija. O dar koks įvykis šįryt nutiko ypatingas. Kad čikau, tiek stenėjau, nes nenorėjau, kad kažkas užeitų, pradėjo lašėti kraujas tarp kojų. Tada kažkas, kai ateitų, galvotų, kad aš myžu krauju. Ir atėjo kažkas ir bandė myžti ir nepramyžo, išėjo. Po to atėjo dar vienas, nu žodžiu, kolektyvas keliasi ir ruošiasi eiti. Čia ta ola, kur slėpimas. Žodžiu, reikia pro ją ir eiti. Priėjome tašką, kur buvome atėję pirmą dieną ir išsigandome, bet šį kartą žymiai geresnis oras, tai eisime prie ežero. Buvo sunku eiti, bet ne taip baisu kaip pirmą kartą, tai ta drąsa mus ir veda į priekį. Ir nelyja, tiesiog nežaibuoja. Jo, ir tai nėra krušos. Išsigando. Antras yra vadas. Tenais kelias. Užkniso eiti per akmenis kaip kokie vergai. Nu, aš nežinau, sunku. Gailiesi, kad nelikai? Ne, nesigailiu. Tikiuosi, kad prieisiu. Sunku kažkaip. Kvėpuot? Nu, sunku po 4 dienų ėjimo. Pafilmuok mūsų. Adventure. Adventure. Nematau šitų. Nemato ženklų, kaip visada vadas. Baba, ten kažkas. Komentaras. Pyzė. Bet juokinga, nes tokios tatuvo mes tikrai nesitikėjom. Mergos būtų tiesiog degintis šiandien. Truputį juokinga, bet dar labai sunku. Nu, snargliai bėga. Gyvenime daugiau niekur nebeis, čia yra nesąmonė. Pamatytumėt, kokiu mes lipom taku, aš nežinau, kaip mes nulipsim žemyn. Viso, čia paskutinis prisiekiu, va prieš visos gyvenime nebeisi trekingų šitų dalbojobiškų. Baigti, nu, kameras apsižiūrėti. Nu ne, nu Marina, čia yra, tu pažiūrėk. Nu, kaip jaučiatės, hebrytė? Truputėlį sunkiau negu tikėjome šitas kelias. Ne, baisiausia, kad labai statu. Jo, bet ten, kur baisu, kur įkrist. Bet jau praėjom, tai reikės... Bet grįžt pro ten reiks. Nu, tai o ką padarysi? Kažkaip spėju, kad jau netoli tas ežeras.
Maniau, kad ežeras čia, bet jis ne čia. Ir pamatėm žmonės, kad jis yra už šitų uolų. Tai žodžiu dabar kažkas lips, kažkas liks, bet žodžiu čia per prasavas. Sandra verkia. Ten irgi kažkas. O ten viršus jau. Žina? Užlipam. Žiauriai gražus. Ežeras, reikėtų atsisėsti. Reikėjo. Sveikinimai. Nuostabu. Visi pareiškė norą kažką pasakyti kamerą. Prie pietų stalo. Taigi, Viktorija. Ne, aš čia galiu. Meluoju, Viktorija, 25 ar 6 metų sulaukusi, galiu pažiūrėti vaizdą. Gražu. Gražu, ne? Bet niekada daugiau neveiki kalnus, prašau tavęs. Gerai. Aš tai norėjau pasakyti, kad daugiau niekada netemsiu moters savo ten, kur nežinau, nes iš tikrųjų čia buvo net pats vietomis dvejojau, o dar kai šalia moteris, tai kažkaip net jaučiausi kaip ją kankindamas, nu bet dabar bus jau negalėsiu nei žodžio pasakyti iš tikrųjų ir daugiau haikinsim kaip vakar ir užvakar, easy chill, bet iš tikrųjų tai nu čia buvo fucking iššūkis čia užlipti, bet užlipam laiku per 5 valandas. Nu ką aš galiu pasakyti? Šiaip tai sverta, nu labai fainas ežeras, tikrai labai gražus, bet aš irgi nežinau, ar lipsiu daugiau. Čia jau aiškus atsakymas. Nu, aš tai gyvenime neatsimenu, kada turėjau tokį didelį sukrėtimą, kai tu eini ir verki ir tada žvengi ir galvoji, kad gyvenime neužlipsiu, bet kai užlipi, tai labai gera, bet daugiau aš tokio streso nenoriu. Ne. Tikrai niekada. Pirmas ir paskutinis kartas tai mano gyvenimo Everestas. Aš tai nieko negaliu labai pasakyti. Visai buvo normalu. Ne, nu, faina. Geras žygis. Geras žygis. Ir labai didžiuojasi visais draugais. Labai. Ežeras ir profesionalus batas. Jeigu ten įkristum, būtų. Medžiai atrodo sukurti, žinai, kad nuo lietaus saugo. Nu, Andriau, tai. Gyvenimas kaip kalnai. Kartais lyjo, kartais šviečia saulė. Bet dabar laukiam, kol baigs lyt, nes saulė jau šviečia. O, esame kur? Ai, reikia apibūdinti. Mes jau esame miške, kuris dabar mums atrodo kaip mūsų kiemas praktiškai ir jau neprasukom posūkio. Ir būsim už kokio pusvalandžio namie, tai va čia, kadangi laiko rekordų nemušam, bet šiaip manau turėtų visai ten viskas, visai turėtų gerai viskas. Bet pagal kur saulė yra, kuriam kalno etape. Tai gal nevažiuojam, dar pabūnams iki skrydžio. Juliau, labas rytas. Labą rytą. Atsikėlėm, visai laukiniai, net karšta miegot buvo šiandien. Pagal saulę sprendžiam, kad dabar maždaug po 8:17. Nebenorim išvažiuoti. Eisim į upelį praustis. Eisim į upelį praustis ir norim lipti kalnus.
Pasilgsiu tavęs, kuprotasis. Да, лапку возьмите вот так, лапку возьмите. Лапку. Бона, дай лапку. В Вильнюс приеду, Да, не отправишь. Лапку, да. Где Сандра, Марина, они меня отправили. Это моя фотография. Да. Буду вас спрашивать. Все. А я его жене. Уже старая, это Бона. Вот это Катя. Fainai praleidom laiką, nors ir sušalom, bet manau, kad šaltis pasimiršiu ir liks tik tai faini atsiminimai. O dabar jau važiuosim prie ežero. Слава народу Литвы! Приезжайте нам на следующий год. Мы ждем. Всем привет! Заблестели глаза. Марина, čia net negražu. Он увидел Čia svarbu, kad pro jo petį būtų. Пакистан мой родной. Ты как сад плодовой. Ты прости, Пакистан. Не довез я твой план, а когда я умру, Фильмую, что вы можете сказать что-то in English. Nice place. Nice You place. must come here. Okay. Tai va, 9 valandas ryto, be 10 turbūt. Atsikėlėm su Viktorija, 8. Apsiprūsim, išsivalėm dantis, nusipirkom iced tea. Ir einame prie ežero išsimaudyti prieš pusryčius. Tokie tikri varškės valgyti. Nu ką, tęsiant sveikatingumo programą. 9 ryto ledinio vandens reiškia Sitting on the dock of the bay, wasting time. Hey, next time I left my home in Georgia, headed for that Frisco Bay. I had nothing to live for, look like nothing gonna come my way. Oh, I'm just sitting on the dock of the bay, watching the tide roll away. Oh, I'm sitting on the dock of the bay, wasting time. I left my home in Georgia, headed for the Frisco Bay. I have nothing to live for, thank you. Nothing's gonna come my way. Sitting on the dock of the bay, all time rolled away. Sitting on the dock of the bay, wasting time. Hey, hey, thank you. Look like nothing's gonna change, thank you, thank you. Everything still remains the same. I can't do what 10 people tell me to think. So
šaunu. Šaunu. O kiek džiaugsmo buvo?